bematant į visas šalis išlakstė. Kas ten juos kur besuvaikys, bet paikutis po valandos pabandė užduduoti ir tuoj visi subėgę jį apstojo. Karalius vėl siuntė savo moteriškę arklį iškaulyti, bet ta nėjo, sakėsi arklio bijanti, pats geriau eitų. Tada karalius persirengė, kad jo nepažintų, demžė pas jaunąjį vyrą ir į lauką ir klausinėjo, ar neturys arklio parduoti. Parduoti neturiu, atsakė šis. Ar negalys paskolinti? Irgi ne. Tai gal dovanotų? Jei labai reikia, galėčiau vieną dovanoti, bet tik tada, kai savo asilui uodegą pakilėjęs palaikysi. Karalius gudravo šiaip, gudravo taip, niekas negelbėjo, turėjo asilėlį uodegą palaikyti. Šiaip nebūtų arklio gavęs. Kai gavo, linksmas ant jo užsisėdo ir parjojo